Ai, tai aš tą patį, kur tu man atsimeni. Štai, bažnyčios remontai pauko. Ypač vakarai. Pirmiausiai reikia susitaikyti su tuo, kad vaikas yra kitoks. Tai tiesiog yra kelias ir kelias jisai yra ilgas. Todėl, kad jeigu paprasti vaikai užauga labai greitai, tai šitie vaikai auga labai lėtai. O tavo kada gimtadienis? Buvo praeitą mėnesį. Matau, bet sakė, gal neturi nuotraukų. Sau turi primint, kad jisai vis dėlto jisai keičiasi. Vis daugiau nori galėti, nes turi labai aukštą savivertę. Jisai pasitikė. Jeigu tu jo nesulaužai, jeigu tu jo oi, tu čia negali, tu čia to nedaryk, nes tai ne tau, tai jisai bandys, jisai nebijo, eina, jisai atviras. Tas pozityvas kartais ir patį tėvą gali pamokyti, kad pasaulis nėra priešiškas. Mes šypsos, bet mes šokoladą, bet mama neleidžia, pati valgo man neleidžia. Mes turi būti virtuvėje, kaip šefas virtuvėje. Mes gaminti makaronų su boloneze. Dabar čia mano eteris, o ne tavo. Jei bus tavo eteris, galėsi reguliuoti, ką man daryti. Aš nusprendžiau be kepurės ir būsiu be jos. Jūs dabar važiuojate į gimtadienį. Julija, jūs pavežate dažtų į gimtadienį? Taip. Tai čia vat yra tas važiavimas į gimtadienį, tas momentas. Turi neužmiršti tą seną gerą posakį, kad esi mirtingas, kad vieną dieną tavęs nebus. Ir tas vaikas turi ateiti pagaliau į savarankišką, kiek įmanoma savarankišką gyvenimą ir nepriklausyti tiek labai nuo kitų žmonių. Ta dainas mėgstamiausias. Čia užsiprašė. Kiekvieną rytą Saulės žaismo sugrįždyta, išnykstytų Margarita, Margarita, Margarita. Kodėl kiekvieną rytą saulės gaisro sutirdyta, išnyksti tu Margarita, Margarita, Margarita. Kodėl kiekvieną rytą saulės gaisro sutirdyta, išnyksti tu Margarita. Tyliai, baltas vėlių ir nakties. Ant ten paukštelį čiulba. Anam grante kažkas prabėga pro šalį. Gal kokia lapė, o gal koks vilkas, o gal koks naminis kaukas. Jie emocinius ryšius užmezga nebūtinai su savo artimaisiais. Prisiriša prie žmonių, bet lengvai ir paleidžia jų. Tai prasme, kad tai nėra problema, nes mes iš tikrųjų, kodėl mes sunkiai paleidžiam. Mes labai egocentriški esame. O šitie žmonės, jie nėra tokie egocentriški. Jie yra tiesiog, tavęs nėra, yra kitas geras žmogus. Ir jie pozityviai žiūri. Mes galvojam, kad čia yra paskutinis geras žmogus, kuris mus myli. O jie galvoja, kad aplinkui pasaulis juos visi juos myli.